Sveiki visi ūkio žiūrovai. Atvažiavom į ūkį darbuotis. Pirmas darbas, kaip visada, bulė miltai. Pažiūrėkit, kaip avižos ūgtelėjo per kelias dienelės. Prasiskleidė visos. Čia aišku molis, tai retesnės. Bet ten, kur minkštesnė žemė, tai žymiai geriau. Bet ir molis, žinokit, čia tikrai neblogai atrodo. Tai va, avižos stelbėsi fantastiškai. Mes pasiduosim buliokam miltus, laukia jie labai nori. Turim nemažai lietaus. Nueisim, pažiūrėsim matuoklį, ką ten turim, bet pastoviai lyja dabar šitas dienas. Turim dar naujokų, nueisim pažiūrėt. Tai žodžiu, smagiai. Ir dar ką matau, kad atėjo laikas atolą pjaut. Nes yra jau žydinčių dobilų, licerna didelė, dobilai dideli. Ir atėjo laikas pjaut tikrai atolą, bet nėra kuro. Kuras jau, mačiau, korta yra, bet rytoj tik tai galėsiu užsakyti, nes šiandien Liepos 6. Tai laukiam kuro. Kuras tai čia aišku greitai bus, bet dabar didesnė problema orai, nes rodo, kad 10 dienų diena iš dienos lietus. Tai ką, vėl grįžtam į smagią vasarą, 12 laipsnių, žiūrėsim, kas čia bus. Karvė tai žiūri jau pasiruošus išeiti. O kur naujokė? O va ten guli ir naujokė. Nu, baltukė šaunuolė, tu sakė pati. Oi, kokia graži naujokė. Ojojoj. Kokia graži naujokė. Oi, gražuolė. Įsim auskarų tau ieškoti, gerai? Auskarų eisim ieškoti. Nu, baltukė, maladėc. Tavo? Tavo. Ta pyksti tu, baltukė. Tai va, MTZ perinko. Važiuosim kabinti smulkintuvo ir tvarkyti veršio aptvarą. Nes laidas visas žoliai, apaugęs žiauriai. Ir pažiūrėsim, kaip dar darbinis dirba. O šiaip MTZ viskas super. Vandiškės nereikia. Šalta šiandien. Tai va, kotikai jau gražus, dideli, katė prisileidžia, ką tik buvau vieną pagavęs. Jau kotikai dideli. O katytė gera mūsų. Gera katytė. Tai va, katė gauna pieną, tai jau prisileidžia visus. Taip. Ir turi 5 kačiukus pasiutusius, kurių nieks nebepaima jau. Sėdi čia va pasislėpę ir gerai jie man gali. O ką, mes susitvarkėm visą smulkintuvą ir bandom važiuoti smulkintis po truputį. Veršių ganyklą reikia apvažinėti. Ten barščių mačiau dar vienai vietoj daug yra, tai bandom. Nu vieną kitą barštį gal pasieksim. Bet vis tiek, blemba, kiek čia jų priaugę parazitų šitų. Toliau reikės eiti su dalgiu. Bet čia šakų visokių yra. Ir dar kai kardano toks kampas, gali suvaryti kardaną. Tai labai negazuoju, pratraukiu ir gerai bus.
Tai va, apsmulkinsim kažkiek aplinkui, nes neryja šitos žolės. Arba tiesiog per mažai viršių šitam plotui. 14 viršių dabar čia ir čia kokie 7-8 hektarai. Gali būt, kad jie tiesiog nepriė. Tai mes biškį apsmulkinsim. Aišku, čia rulonų nedarytume. Tai greičiausias būdas būtų nušienauti ir palikti, bet vis tiek bus arimas, bet paskui neaišku, kaip su ta vėliena, ar jinai nesikiš. Nes smulkinimas brangiai kainuoja. Bet kito būdo nėra. Nu tai va, žiūrim, dabar rodo 5,3 tik tai. Tragiška elektra, 5,2, 4,8 va net šakinėja. Bandysim išsitraukti visur iš žemių ir pažiūrėsim, ką tada rodys. O čia kokia situacija, arčiau pulto. Čia paduoda kiek. Ai, nu tai visur rodys tą patį. Žodžiu, išsijungiam ir einam tvarkyti laidą. Nu žiūrim, pavyko čia ką padaryti ar ne. O, nu aš skaitau, kad čia ryškiai pavyko. Realiai per 2 pakėlėm. Tai žiauriai gerai. Kas čia dar kur šliaužia? Jau čerkių prisirinkau. Nu bet žodžiu, elektrą pavyko patvarkyti ryškiai. Buvo 5,3, dabar 7,3. Tai, o, reiškia, buvom visai be elektros. Va. Labai gerai. O va, blemba liucerną jau būtinai reikia pjauti. Žiedai. Atsirado žiedai. Ne visą žydinti, bet jau yra žydinčias. Ir su dobilu tas pats. Dabar galėčiau pjauti, jeigu turėčiau kuro. Ir jeigu būtų orų. Bet orų nerodo visiškai. Kuro gal šią savaitę ir turėsiu, bet reikia oro. Gaunu oro, iškart galiu pjauti. Va kaip šiandien, pavyzdžiui, dabar galėčiau pjauti ir iš karto presuoti liucerną. O dobilas, blemba, didelis. Gerai, gerai. Neblogai. Atrodo realiai, nu virš kelio. Dobilas virš kelio, bet yra žydinčio, svidrė. Bet aš nesuprantu, kur liucerna. Tiek prikišta pinigų į tą liucerną kosminę. Ir jos nėra. O vietom ir iš vis tuščiau. Liucerna va, bet tik jinai aišku žiauriai gera. Labai daug lapų turi. Bet kas čia? Praeitais metais už žolės, vien už žolės, kad atsėt laukus sumokėjau, jei neklystu, 6,000. Aišku, po tokios vasaros, kokios buvo, nu, pagadino reikalus konkrečiai. Bet svarbu, kad yra ką pjauti, dobilais irgi esu pilnai patenkintas, kad tik jų būtų. Bet liucernos nėra tiek, kiek aš norėčiau. Ir tai labai labai liūdina. Ką padarysi? Pasisekė viskus darbus padaryti. Ką buvau susiplanavęs, jaučiu, varau pavalgau ir toliau varau. Dar yra žindenėm, kur užtvert plotas.
apžiūrėjau čia 3,5 hektaro avižas su dobilais, tai atrodė nieko nebus, bet kai avižos dabar išplaukia, tai visai ir bus kažkas. Aišku, nupjauti, kulimui tai ne, bet ten ir sėta mažesnė norma, bet nupjauti tai tikrai nupjausim. Bėda tame, kad nesirinkom akmenų, nes turėjom 100 mm, bet visumoj tai būtinai pjausim. Ir tai dar parodysiu čia prie angaro, čia tas hektaras su biškiu čia iš vis nerealiai atrodo. Tai va, čia avižėlė su įseliu, dobilų. Čia aš matau liucernas, liucerna, dobilai, liucerna, dobilai. Nu va čia aš, vau, čia tikrai gražu ir čia yra sėta didžiulė norma. Pažiūrėkit, kokia liucerna. Pavasario sėtinė. Vau. Tai va, čia, kai tik bus pieninės brandos, o, pienas. Kaip čia taip gali būti? Čia irgi galima bus pjauti. Teoriškai. Čia nusipjaunam. Na, aš teisingai suprantu, čia pieninė branda. O, pienas. Nu, geras. Čia gaunasi ne taip giliai sėta. Ir labai greit sudygo. Pliamba, kiek čia liucernos. Va čia tai aš suprantu, liucerna, pažiūrėkit. Va, lapai. Viskas, čia ta pati liucerna, aš likutį paėmiau ir suvariau. Bet čia dar įmaišiau dobilų raudonų, pažiūrėkit kokia pieva. Čia bus pieva. Tai čia įmaišiau dar dobilų raudonų ir čia gavos ant šito hektaro gal 30 kg sėklų. Čia iš vis gyvenime nerta, nieko nedaryta. Tai žodžiu. Čia toks hektariukas tikrai turėtų būti vykęs. Nupjausim ir dar ko gero rudenį pjausim antrą kartą. Tai čia būtų iš vis fantastika. Pašariukų gerų. Tai va, jeigu bus geras ruduo. Tai va, dar atsileidom čia žindenės jau iki angaro. Va, ir mūras stovi. Dabar daug rėkimo. Bet ten va, belė kiek dobiliukų pasipylė, tai tegul ir ryja. Dobiliukus. Va. Hebra susirinko. Ir mes šiandien vakarui dar galvoju, paimsiu ir presą išsivalysiu ir atkabinsiu. Reikia valyti būtinai. Nes ta šiena visur prilinda. Dulkių. Visko išsipūst. Dar vis tiek atolus šienausiu, tai bus geriau, kai mažiau čia bus visko. Nes dabar tai belė kiek. Jo, reikės tada dar peilius įsijungti, susirinkti viską. Ir žinoma, išsivalyti. Tai šiandien kažkaip nieko tokio ypatingo nenuveikėm, tai nieko ir nenufilmavau. Aišku, veršiam vanduo, miltai, gyvuliai, gyvulių priežiūra. Tai čia ūkio kasdienybė, darbai darom ir viską. Techniką remontuojam, džendyrą tvarkiam, vis kažkur lašiukas yra tepalo, tai ieškom. Kelias vietas dar bandėm sutvarkyti, gal žiūrėsim pasiteisins. Tada belarusai dar juostą šiek tiek patempė, nes silpnokai veža. Nu žodžiu, darbų kaip visą laiką daug. Tai dar per naktį prilyjo, tai per savaitę dabar turim 25 mm išpylių. Nu ir vėl. Pila. Ir jau kaip ir galėtų nustoti, jau to lietaus dabar nelabai ir bereikia. Avižos išplaukusios, drėgmės dabar užtenka sočiai. Kviečiam drėgmės praktiškai nebereikia. Nes grūdas jau atrodo kaip ir susiformavęs. Toliau
Nu pievos. Esmė yra pievos dar. O šiaip jau va, jau tas maurimėlis atsibodo juodai, bet sakau, šiemet tai gelbėjo Toyota. Nė kartą nereikėjo su kibirais niekur eiti, visą laiką davažiavau visur, kur man reikėjo, tai čia jėga. Važiuojam, dar pasižiūrėsim į pašiūrės kokie reikalai. Galvoju, reikia išleisti karvę su telioku, bet kad blemba tie orai tokie bjaurūs. Bet kai uždaryti irgi negerai. Jo, dabar reikia išleisti dar baltukę su tely, čia viskas 3 paros. Viskas gerai, sveikos, gražios. Gali keliauti lietu į laukus. Nelaikau daugiau nei 3 parų, man atrodo taip geriausiai yra ir labiausiai pasiteisinę. Nes ir teliukas dar nebūna per daug drąsus varyti vienas nuo karvės. Nepabėgs niekur tikrai ir karvė labiau dar jį prižiūri. Tai va, tik tai daeit iki pašiūrės aš atvažiavau su kroksais. Atvažiavau į ūkį su kroksais. Kas čia daužas? Čia viskas gerai. Taip, einam. Bandysim daisim. Va, ponios guli, galės keliauti į laukus. Nėra čia tikslo gulėti. Šiandien ryte sužymėjom telyčaitę. Baltukė, einam. Stovi čia, mačiau kelias dienas prie tų vartų. Stovi. Einam, gana čia stovėti. Ui, visur purvas. Čia pririšim. Viskas. Poniutės, keliaujam į lauką. Viso gero. Va, ponios ištapsėjo. Ir pažiūrė lauks naujokų kitų. Dabar naujokų nenusimato. Nu kaip, pas mamą 4 yra telyčios su tešmenukais jau. Va. Ir telyčia niekur nuo jos nei per metrą nesitraukia. Sužinos apie laidą greitai. Ir bus labai čia viskas super. A ne? Nu, gerai, Baltukė. Ten ir karvės, tai tuoj pamatys ir prisijungs. O man reikia pažiūrėti, čia mama jau pabiški karvėm atleidinėja atolo, bet neįspūdingai ten jo yra, žiūriu, nuėsta jau konkrečiai. O šitoj pusėje dar žindenėm norėtųsi paleisti. Nežinau, kažkas nesigavo čia su ta pieva. Aišku, po praeitas vasaros, tai čia niekas niekur nesigavo. Jo, ten karvės jau sutvarkė. Gerai. Leidžiu dar žindenėm vandenį, tai reikia eiti užsukti. Susitvarkiau biškį technikos aikštelę, nes jau jos nebesimatė iš žolės.
Tai va, nusismulkinau, viską reikėjo išsivežioti, atgal sustatyti, šiek tiek užtrukau. Nu, bet padaryti. Nu, čia ganyklėlė tai graži. Tai jau užtvėrėm tenais nuo miško iki pat čia. Koliukus susidėjom, neužtvėrėm. Tai dabar tveriam toliau. Čia va kviečiai apmirkę. Reti ir negražus šitam gale. O tam gale labai gražus. Čia tiesiog išmirkom. Niekada čia šitam gale nebūna derliaus. Pusė lauko labai gero, pusė šūdino. Jeigu galima tai pasakyti. Yra balų gerų. Ten jau toliau, vat, gal visai ir nieko bus kažkur, kur nėra balų. Bet kviečiai jau geltonuoja. O, jau darosi grūdeliai. Gerai? Jo. Su kviečių derlium tai šiemet bus liūdna. Žieminių kviečių pasėta 30 hektarų. O ką nukulsim, tai nežinau. Svarbu, kad sėklai būtų ir gyvuliam kažkiek. Toliau jau tokia ta ekologija. Nu ir kitais metais jau kviečiai bus geresni, kadangi viską arsim. Tai tikrai bus daug geriau. Ir kitais metais planuoju, ne kitais, o šį rudenį planuoju apie 40 gal daugiau hektarų pasisėti. Ir avižų daug. Žodžiu, turėtų būti apie 100 hektarų grūdų kitais metais. Tai jau neblogai bus. Tai žodžiu, aptvėriau beveik visą lauką. Visą lauką aptvėriau. Tik liko nuimti baltą laidą. Vienoj vietoj apatinį ir viskas. Karvės jau gali eiti į aptvarą, bet dar jos nerado. O žindenėm reikia atitvert laidą. Tai žodžiu, užlyjo vėl. Per šią naktį, nežinau, sakiau, nesakiau, 15 mm. Tai belė kiek lietaus. Nežinau, ką su to lietum daryti. Ir per savaitę turim jau 40. Tai tiek to lietaus tikrai nereikia. Tai čia įminėjau viršutinį laidą. Kadangi jį davedžiau iki ten, tai žindenės jau buvo suskridusios rėkė čia ant manęs. Kad greičiau aš jas paleisčiau. Tai dabar man liko tik nusimti šitą va apatinį baltą laidą ir aš jas galėsiu paleisti. Ieškau, kur yra mazgas ir man atrodo radau. Tai susitvarkau čia laidus ir pasiėmu kuoliukus ir jos galės eiti. Blemba, kokios protingos mano karvės. Tik pamatė mane su kuoliukais ir viskas ateina. Jau žino, kad nauja pieva jam bus. Ateina kompanija mano. Svajonė pirma. Aišku, kaipgi be svajonės. Aš dar nebaigiau, žinokit. Dar man va liko keletą kuoliukų ir laidą patraukti. Tai aš dar nebaigiau. O jūs jau norite eiti. Dabar gausiu velnių, kad per lėtai dirbu. Nu va, dalis jau ėda gražią ataugusią žolę. Dalis pergyvena dėl teliukų. Teliukai ten ir dar 2 karvės ten, kuriom vienodai. Kvies, kad eis taviškė. Tai va, o mūras jau mėgaujasi dobilais, svidrė. Labai gerai. Tik traška žolė net girdisi. Svajonė skanu? Gerai. Šiek tiek baltymukų tikrai nepakenks. Tai šiandien rytas tiesiog žiauriai linksmai prasidėjo. Pradėkim nuo to, kad mūras atsidūrė pas karvės iš žindenių, o visos telyčios su kitu bulium atsidūrė pas žindenės.
O, tai ryte teko šiek tiek pavargti, kol nusivariau mūrą atgal pas karves ir tada labai sėkmingai pavyko visas telyčias susivaryti pašiūrę. Tiesiog atidariau ir jas visas suvarė. Tai dabar atsijungiam elektrą, pasidarom liniją telyčiom pas karves patekt, apsitveriam ir išleidžiam lauk. Tas išdykėlės, žodžiu. Ir vėl turim lietaus visą naktį. Tai dabar turim 40 mm. Tuoj pažiūrėsim, ką šiandien naktį prilijo. Jaučiu, kad vėl nesąmonė, nes vaikščiot nebeįmanoma. To lietaus jau va. Nu, kažkaip atkentėsim dar vieną vasarą. Nesiseka man šiandien nieko nufilmuoti, nes vis išsikrauna baterijos kameros. Tai dabar pasikroviau normaliai. Tai žodžiu. Karvę susitvarkėm ryte, viskas liuks gavosi. Atvežė kurą. 6 tonas pasiėmiau. Po €1 plus PVM-as. Kai pirmadienį skambinau, buvo €9 su PVM-u. Amerika užmetė vėl bombą ant Irano. Ir vėl kuras 11 centų kažkur pabrango. Nu žodžiu. Niekai man šiemet su to kūru nesiseka. Pavasarį pirkau po eurą kem. Dabar pe €2,1 kažkas tokio gaunas. Nu žodžiu. Kūras kažkokia nesąmonė. Tada dar atsivežiau tinkliuką. 2 tinkliukus nuvežiau kaimynui, gražinau. Ir vieną savo dar. Tai žodžiu. Tokie reikalai. Šieno išsivežti negaliu. Nes baisiai šlapia. O šieną vežti reiktų ir galėčiau vart kai kurius laukus. Nežinau, ką čia daryti reikės. Arimui tai va gerai, blemba dabar. Žemė tokia prinokus vandens. Eitų. O visi laukai pilni šieno. Tai jo, nežinau. Važiuoju, nusivešiu tinkliuką ir tada galvosim, ką čia reikės gero nuveikus. Reiktų dalgės pasižiūrėti, pasitvarkyti. Nes kitą savaitę lygtais rodo orų, tai reiktų nuspjauti atolus. Su avižom gaunasi 33 hektarai. Tai reikia daryti. O čia išbandau naują projektą. Padarėm pakabinamą lovę. Čia laikikliai ir grandinės. Jeigu pasiteisins, tai ir pas kitus veršius bus toksai reikalas. Ir dabar galima bus mažiesiam po truputį į racioną įtraukinėti miltučių. Avižėlių su truputėlį kviečių. Va. Paragauti. O, pradžiai užteks gal. Tik paskanaut, pirmam kartui. Nu, atrodo, tai labai gerai. Nu, pirmas bulis jau domisi. O, jau skanauja avižas. Nu, va, taip va, gal bus kažkas ir neblogai. Tai jo, YouTube'ui irgi visko neparodysi, ką darai. Tai ką tik tiesiog ėjau palei piemenį ir kapojau barščius. Ir ką darysi? Kaip su jais kitaip sukovoti? Tokių plotų tikrai neiškasi ir kitaip nesutvarkysi. Pavyzdžiui, va čia buvo grynas barštynas. Šitoj vietoj. Ir iš ankstyvo pavasario paleidi gyvulius ir išnaikina.
Tai čia yra vienintelis toks būdas, o grioviuose gyvulių ganyti negalima. Tai nelabai kas ir gaunasi. Bet nežinau, visokių įmonių jau atsiranda, kurios naikina. Klausimas kaip su ekologiniu, nes teoriškai griovių taigi nedeklaruoji. Tai nesertifikuoti plotai. Ar juose įmonės gali tos naikint barščius ar neįdomu. Ką, vėl prasideda lietus. Einam, pažiūrėsim. Pagerėjo kiek nors elektra ar ne. Tai dar biškį nusipirkau sėklas. Liucerna dobilai. Dobilų dar likučią turėjau. Čia dar turėjau dobilų su svidrė. Tai žodžiu bandysim vienam lauke, kur praktiškai, nu kaip, 7 ar 8 rulonai iš hektaro gavosi. O gal ir 6. Tai apie 10 kg, čia 8 kg yra. Tai 10 kg pabandysim dar įsėti. Nupjausim ir tada stebėsiu orus iki lietaus. Prieš lietų reikės įvaryti susėjamąją šitos sėklos smulkios. Gerai, reikėtų mažosius girdėti. Pagaliau saulė. Iš ryto saulė. Tai vakar čiagi buvo iš šitą bandą įsimaišusias telyčias su bulium. Tai 13 gyvulių. Atėjau ten nuo pašiūrės, pasikviečiau ir visa banda pas mane. Blemba, kokios jos geros. Tai trūksta žodžių. Auksinės karvės mano. Tai va, reikia apsižiūrėti. Ar tai nėra tešmenuko, ar tai nesidaro. O, bėga. Stirninai mažieji. Mergytės, kokie stirninai. Šita va labai kažkodėl vėlyva. Praeitais metais pirma veršiavusi, šiemet nieko, iš vis. 0. Nu, ne, nesidaro niekas. Nesuprantu. Kas yra? Draugė mano. Kas yra? Tai žodžiu. Mažyliai laksto, traso. Gražu žiūrėti. Nu, tu dar prisileisi? Teik, ateik. Ne. Ant stolo išėjo. Tridos prasidėjo. Tai čia viskas aišku. Čia bent žinai, nuo ko ta trida. Ir va šita dar nesiveršioja. Jinai telinga, pilvas tai didelis. Irgi neaišku kada, kai dės ant rudenio, ne? Ot bus. O va ta tai tikrai jinai atsivedė spalį ar kada. Tai neaišku kaip su ja bus, bet jinai irgi veršinga. Tai vat gali būt, kad turėsim labai vėlyvų. Jau vat, pavyzdžiui, liepiniai tie 2, tai iki gruodžio mėnesio mažiausiai su karve turi būti. Ja. Nu, geras atoliukas. Ėdat? Gerai, gerai. Jo, o mes važiuojam, pasiėmiau rulį, nuvešim buliam. Jau 2 ir 3 diena eina per ganyklas. Aš šiandien varau namo. Tai galvoju, gal į temą bus pasišerti juos čia keliom dienom, kol bus išvažiavęs. Biški ramiau pabus. Jau yra miltų laukiančių. A ne, skrusdėlė? Skrusdėlytė čia mūsų. Nu va, jau 4. Tvarko miltučius kaip turi būti. O tie 2 kažkodėl nenori. Geriau žist, ne? Tai ką, baigiam video. Savaitę prabuvom ūkį. Nieko rimto taip ir nepadarėm. Nu kaip, ganyklas atitvėrėm. Darbų, darbelių visokių. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Ačiū, kad buvot.
ir pasimatysim kitam video. Iki.